Labas vakaras visiems. Matau, kad girdisi, matosi. Ačiū už kantrybę. Ačiū tiem, kurie prisijungė. Lietuvių kalba prezentacija apie pasyvias pajamas. Konkrečiai apie technologinius sprendimus, kurie leidžia auginti mums mūsų kapitalą. Tema, kaip sukurti pasyvias pajamas ir leisti pinigams dirbti už jūs. Užtruksime valandą laiko. Kalbėsiu išskirtinai apie technologijas kriptovaliutų rinkoje, kadangi šioje rinkoje esu 9 metus ir būtent turiu savo asmeninį gerą rezultatą, žinau, kurios technologijos duoda rezultatą, kas neduoda, kaip vadinami elveksai ar ne ir kitos piramidinės schemos. Kalbu apie tarptautinį blockchain projektą, kuris jau praktiškai 10 metų kriptovaliutų rinkoje. Vadinasi jis Ultima ir kokią naudą duoda šitas projektas ir ką galima nuveikti šitoje ekosistemoje, pakalbėsim žingsnis po žingsnio. Aišku, pirmas momentas, ko aš asmeniškai visą laiką ieškojau, labai norėjosi, ne taip kaip šitas žmogeliukas, kuris iškyla į paviršių savaitgalį, ar ne, šeštadienis, sekmadienis kažkaip tai įkvėpia oro ir toliau vėl rutina, darbas kiekvieną dieną, be perstojo, ir tai praktiškai visą gyvenimą iki pensijos ir iki pabaigos. Norėjusi kažkokio gyvenimo kitokio, todėl aš ėjau per įvairius kalnelius, lipau tais laiptais, kur matote dabar šitas žmogus lipa, ar ne. Turėjau pakankamai daug tiek sėkmių, tiek nesėkmių, tiek kritimų. Vieną taisyklę, kurią labai gerai suvokiau ir supratau, kad bet kuris kritimas tai yra dar vienas šansas ir dar didesnė galimybė užlipti aukščiau. Matot, ir šitame pavyzdėje matosi, kad kiekvienas kritimas jis duoda naujus šansus, naujas galimybės. Ir netgi tada, kai atrodo jau čia pat yra rezultatas, matote vėlgi kritimas ir iš gana didelio aukščio, bet pabaiga yra gera. Aš žinau vieną taisyklę, 52 kartus krisk, bet būtinai atsikelk 53 kartą, būtinai tau pasiseks, būtinai pasieksi rezultato, būtinai turėsi tai, ką tu norėjai, jeigu užsispyrusiai, kryptingai, besimokindamas, pozityviai, optimistiškai, su entuziazmu keliausi ir sieksi aukšto tikslo. Tai matote rezultatą, ar ne, tas tikslas pasiektas, aš manau, kad aš radau tą nišą, būtent kriptovaliutų rinkoje, kurioje galiu save realizuoti ir ne tik pasakoti, bet ir rodyti tą rezultatą, kurį turiu ir padėti tą rezultatą pasiekti kitiems. Nes kažkada tą klausimą ir uždaviau, negi viskas tuo ir baigėsi, nesibaigiantis darbas samdomame darbe, ar netgi savo versle, aš turiu net keletą verslų, bet daugiau tie verslai panašus į amatininkų veiklą, ar ne, kur dirbi daugiau, o iš principo gal net uždirbi mažiau, galvos skausmo daug kartų daugiau negu kažkokiam netgi samdomame darbe. Taip kad savo verslas nebūtinai tai yra išgelbėjimas. Ir norėjusi augančių pasyvių pajamų, ramesnių žvilgsnių į ateitį ir manau, kad radau tą nišą, kurioje galiu vystytis, auginti savo kapitalą ir padėti kitiems. Taigi, kaip minėjau, 9 metai kriptovaliutų rinkoje, su blockchain entuziastas, lektorius, investuotojas, kriptoro savininkas, būtent įmonė dirba su technologijų ir finansų valdymų mokymais, tiems, kurie siekia kasdienių pajamų, kurie siekia finansinės laisvės. Taip pat 7 metus bendradarbiauju su Šveicarijoje gimusią kompanijų holdingu, būtent Ultima ekosistema. Keletą metų dirbau su Pride International, tai yra įmonė, kuri pardavinėjo praktinius mokymus, kur būtent tų mokymų dėka aš esu čia, kur esu. Aišku, prieš tai dėka didelės krizės, dėka didelių netekčių, kai kažkada stumdžiau konteinerius, rinkau šiukšles ir panašiai.
panašiai, aš supratau, kad tik statyboje negaliu būti ir tik statybose viskas tuo nesibaigia, reikia ieškoti platesnių vandenų, tada pradėjau dirbti su tarptautinė mokymo kompanija, ieškojau, o kaipgi žmonės uždirba dirbdami internetu, dirbdami online, pasiekdami visą pasaulį, keliaudami, nepriklausydami nuo vietos ir laiko. Ir būtent su Prime International pardavinėdamas mokymus, aš juos visus pats praeidavau, nuo verslo valdymo iki fitneso, nuo anglų kalbos iki blokų grandinės, praėjau 60 dienų bloko grandinės mokymus ir supratau, kad tai yra man ir tai yra mano vieta, nes aš šiaip iš prigimties esu užsispyręs žemaitis ir inžinierius, 30 metų toje srityje, turiu 11 metų inžinerinę įmonę, ir dar kitas įmonės dirbu su dirbtiniu intelektu ir visada mielai bendrauju, bendradarbiauju. Bet šiandien visgi noriu pristatyti projektą Ultima, kurio laukia didžiuliai atnaujinimai, kuris šiandien žengia į kitą kriptovaliutų dimensiją, į kitą lygį. Ir prieš tai, kaip kalbėsiu, pasakau porą dalykų. Viena tai, kad skaidrės didžiąją dalimi bus anglų kalba, kadangi ta rinka lietuvių yra labai maža, aš dirbu su angliakalbė, rusiakalbė lietuvių kalba rinka, šiek tiek su indų rinka, Indijos rinka dirbo, tai versti kiekvieną žodį lietuvių kalbą nebematau prasmės. Tai aš porą valandų pravedžiau tarptautinį webinarą rusų kalba, dabar lietuvių kalba, kitą kartą galbūt anglų. Taigi visgi fokusuojuosi lietuviam su anglų kalba paruoštom skaidriam ir noriu pabrėžti, kad visą tai, apie ką kalbėsim, tai nėra kažkoks kvietimas investuoti, nėra kažkoks konkretus pasiūlymas, ar ne, tai yra mano patirtis, tai yra technologiniai sprendimai, tai yra technologinė ekosistema, ar ne, parodysiu, kas jie, iš kur jie, ką jie duoda, jūs jau asmeniškai turite priimti sprendimą, ką su tą informaciją daryti. Ir dar noriu pabrėžti, kad įmonė, su kuria dirbu, ji nėra finansų įmonė, ji neteikia kokių tai investavimo paslaugų ir panašiai, ji yra tik technologinė kompanija, besivystanti 20 metus kriptovaliutų blockchain srityje. Taigi projektas iš principo jau praktiškai artėjom prie 10 metų milijardinės apyvartos, jeigu žiūrėti tiesiogiai klientų ar ne, kurie dirba su šiandieniam technologijom ir uždirba kaupę kapitalą, tai yra virš 2 milijonų, bet jeigu pridėsim žaidybinę industriją dar virš 14 milijonų, nes turime porą žaidimų, tai bus praktiškai apie 17 milijonų bendruomenės ar ne, bet vis tai yra dar labai labai mažai, mes dar esame pačioje pradžioje, nesvarbu, kad gimėme 16 metais Šveicarijoje, nesvarbu, kad turime jau daugelio keletos įmonių holding, ar net turime 1000 darbuotojų. Per visą pasaulį įvairiose šalyse ir kontinentuose yra mūsų ofisai Dubajuje, Berlyne, Meksikoje, Afrikoje, ne kitose šalyse, bet vis dar projektas yra pakankamai ankstyvoje stadijoje, nors rezultatai yra pakankamai tokie džiuginantis ir labai stipriai džiuginantis. Kodėl? Todėl, kad mes jau 3 metai pagal kainą, nes Ultima, tai yra Ultima ekosistema, mes turim porą blockchainų, neužilgo turėsim 3 blockchainą, turim daugybę monetų, tokenų, žetonų, ne? Mes turime vardą, mes turime pripažinimą, mūsų mato visas pasaulis, mes esame numeris 1 agregatoriai CoinMarketCap, kaip sako, jeigu jūsų nėra tenai, tai jūsų nėra visai, tai mes esame ten, mes esame numeris 2 pagal reitingus agregatoriai CoinGecko, vėlgi visur esame matomi ir CoinMarketCap numeris 1 agregatoriai esame apie 200 šiandieną 20 vietoje plius minus ar ne, nes kapitalizacija pastoviai svyruoja. Ir žinant tai, kad aplamai kriptovaliutų pasaulyje yra milijonai, didžioji dalis tai jų yra skaminės, kad tiesiog ištraukti iš mūsų pinigus, juos atimti ir niekada nebeduoti uždirbti, tai mūsų pozicija yra labai aukšta. Kaina šiandieną yra apie $6,700, momentinė kaina, ar ne, bet ta kaina nuolat kyla, krenta, svyruoja. Bet nežiūrint tai, mes jau 2 kartus pasiekėm labai didžiulės aukštumas
Mes kai startavom beveik prieš 2 metus su 10 centų dolerių už vieną ultimą, aš pirkau pats ultimas po $5,000, dar ilgai galvojau, gal čia jau pavėlavau, pasirodo ne. Tuo metu ultimą pasiekė $20,000, paskui buvo po truputėlį kritimas, nukritome praeitų metų birželio 23 dieną buvo dugnas pirmasis, sakykime, mūsų $2,000, buvo baisu, žiauru, daug kas pergyveno ir galvojo, kas tai bus toliau. Turėjau drąsos sakyti, kad bus gerai, todėl kad pakankamai gerai žinau įmonę, vadovą ir visą praktiškai 10 metų istoriją. Ir galite paskaityti prieš metus prieš gerus metus rašytus mano įrašus ar nekvietimus atkreipti dėmesį į pakankamai gerą ultimos kainą. Pranašystės išsipildė, ultima per 8 mėnesius nuo praeitų metų birželio 23 dienos pakilo iki $23,000, pasiekė naują piką, naują aukščiausios kainos lygį. Na ir vėl, kaip visada, pareina laikas išsiparduoti, fiksuoti pelną ir vėl po truputėlį ultima važiavo žemyn, kilo, važiavo. Ir vėl mes naujame cikle pasiekėme dugną $3,400 šiais metais ir atsispyrę nuo jo jau judame į viršų. Šiandieną kaina arti $7,000 už vieną ultimą. Vieną sekundėlę aš tik pasitikrinu, ar viską matau. Jeigu kartais negirdėsite ar dings ryšys, praneškit man, galite balsu pranešti, ar ne, nes čia to nebeseku. Taigi, ką noriu pasakyti šituo grafiku, kuris galbūt nėra labai tiksliai vizualiai pavaizduotas, bet noriu pasakyti tai, kad kriptovaliutų rinka yra cikliška rinka. Bitcoino ciklas yra 4 metai. Reiškia, per 4 metus Bitcoinas pasiekia kažkokią tai žemumą ir kažkokią tai maksimumą. Po kitų 4 metų vėl jis pasiekia kažkokią tai minimumą ir maksimumą. Bet reikia suprasti, kad kiekvieną kartą minimumas yra aukštesnis, maksimumas lygiai taip pat yra aukštesnis. Taip yra ir su ultima, jeigu startavom su 10 centų, paskui buvo minimumas 2,000, 10 centų 20,000, 2,000, 23,000, 3,4 tūkstančio, dabar naujas pikas bus 25-30 tūkstančių, klausimas tik kada. Galvočiau, kad greičiausiai tai bus kitais metais, kitų metų pirmoje pusėje. Ir šiais metais mes irgi jau turėsime pakankamai neblogą kainą, taip kaip aš įsivaizduoju, kas turėtų būti nuo spalio, nuo lapkričio mėnesio, virš 10 tūkstančių, tarp 10-15, manau, mes šitos metus tikrai uždarysim, jeigu labai pasiseks, pasieksime 2022. O jau pats didysis pikas bus po halvingo, tai yra kitais metais, sausio mėnesį, kai monetų kiekis ultima ekosistemoje dar kartą sumažės per pusę. Trumpai aš apie tai dar kalbėsiu. Halvingas tai yra, kai monetų kiekis Bitcoino atveju mažėja kas 4 metus per pusę. Išeinančių į rinką monetų kiekis, tai ultimos ekosistemoje yra kitaip, yra logika panaši, tik tai greitis yra 4 kartus didesnis. Tai yra kas metus, ne kas 4, ultima kiekis išeinančių monetų į rinką kasdieną sumažėja per pusę. Ir tai yra labai labai svarbus niuansas, dėl ko ultima ilgalaikiai distancijoje augs. Kodėl jos kaina augs, bet vėlgi apie kitas detalės mes pakalbėsim dar šiek tiek vėliau. Apie mus rašo tikrai labai daug kas. Šiais metais įtraukti į 5 pačių žymiausių valiutų sąrašą, tame tarpe Ripple'as, tame tarpe Binance moneta, tame tarpe Ultima, kaip viena geidžiamiausių monetų, kuri gali parodyti tikrai pakankamai gerą rezultatą šiais metais. Papuolam vis į trendinių monetų sąrašą, kai tiesiog kylam beprotiškai greitai, beprotiškai daug. Štai matote, kaina $22,457. Buvo puikiai proga išsiparduoti, ypatingai tiem, kurie pirko ultimą po $2,000. Bendruomenė visada jaučiasi patenkinta, jaučiasi pakankamai gerai, virš 90% bendruomenės narių sako taip, viskas su projektu gerai, ilgalaikiai distancijų aš matau, aš tikiu, aš einu, aš naudoju Ultima ekosistemos technologijas. Ir nepatenkintų visada buvo ir
bus, ir čia turėjom projektą, koks jis bebūtų geras, ar geriausias, ar tobuliausias, visada bus žmonių, kurie niekaip nesupras kriptovaliutų rinkos, mažiausiai tai tie žmonės, kurie bėga ir po mėnesių, 3, po pusę metų galvoja, kad jau čia turės Lamborghini, kad 100 eurų idėjas taiga taps milijonieriais, neveikia, jokia reklama neveikia, kai jūs atakuoja tiek internete, tiek YouTube, niekas tai neveikia. Čia reikalinga ilgalaikė distancija, ilgalaikė strategija ir kryptingai naudoti tuos technologijų sprendimus, kuriuos ši kriptovaliutų rinka suteikia. Taigi Skynet by Certic. Certic ką? Certic kompanija tai yra praktiškai įeina į 5-trejetuką pačių kiečiausių išorinio audito kompanijų, kurios audituoja blokų grandinės, įmonės, technologinius sprendimus, būtent blockchainus, ar ne? Ir Certic auditavo Binance blockchainą. Šitą įmonę auditavo ir mūsų blockchainą. Binance, kas nežinote, tai yra numeris 1 kriptovaliutų birža pasaulyje, pati tobuliausia, kiečiausia, stipriausia. Ir ta pati įmonė auditavo ir mus, ir mes turime 94% iš 100, ar nematote skaidrę, rezultatus ir atitinkam visus aukščiausio lygio blokų grandinės parametrus. Apie tai dar bus dar vienas skaidrė šiek tiek vėliau. Giberscope, vėlgi kitas auditorius auditavo mus, suteikė very low risk company status, 88% iš 100, mes atitinkam viską, ko reikia, tiek saugumo atveju, decentralizacijos atveju, tiek rinkos aprėpties, fundamentiniais sprendimais ir taip toliau. Na, 100% patikėkit, niekas neturi, 88 yra be galo geras rezultatas. Kas yra už vairo šitos įmonės, tai yra Alex Reichert, kas yra beprotiškai gerai, aš 7 metai su įmonė, bet jis jau praktiškai 10 metų diena iš dienos, mėnuo iš mėnuo išeina su žinutėmis, su webinarais, su mokymais, su audio žinutėmis, tiesiogiai skiriam kalbom kalba anglų, vokiečių, rusų, per vertėjus, sakykime, visus šiatus išeina žinutės į visas grupės ir jis nuolat yra visiškai public, jis visiškai matomas, mes matome, ką įmonė daro, pastovi komunikacija, jokių kažkokių pasislėpimų. Labai dar tame projektas yra geras, kad jis yra pakankamai neblogai prognozuojamas. Jeigu jūs girdite, jeigu mokate įsiklausyti, jeigu mokate netgi skaityti tarp eilučių, jūs pakankamai galite neblogai prognozuoti, o kasgi laukia rytoj. Taigi Alex Reichert yra prestižinių apdovanojimų laureatas, blockchain ekspertas, ekonomistas, investuotojas, įtrauktas prieš keletą metų į kiečiausių blockchain technologijas kuriančių žmonių 10-tuką. Pagal amerikiečių leidinį Entrepreneur Magazine duomenis patenka ant viršelių ir neįvairių tokių prestižinių leidinių. Matote Dubai 100, tai yra praeitų metų pavasarį įtrauktas į 100-tuką. Aleksas su įmonė, su Ultima ekosistema į 100-tuką pačių geidžiamiausių, kiečiausių kompanijų veikiančių Jungtinėse Arabų Emiratuose. Taip pat jis turėjo savo mokymo akademiją, keliom kalbom mokosi klientai, visi, kas dirbo su ekosistema Ultima, mokinasi nemokamai. Plus parašęs knygą, tu esi numeris 1, knyga jau išleista 14 kalbų apie verslą, apie tai, kaip tapti numeris 1 pasaulyje. Toliau matote begalės portalų, kur apie Aleksą, apie Ultimą, apie ekosistemą yra rašoma. Tiek Forbes ne tik rašo, bet ir Forbes filmuoja. Galite rasti ir video, ar ne, kažkada aš tas nuorodas kolekcionavau, kai man lyg tai reikėjo kažkaip visiems į kairį į dešinę įrodinėti, kaip čia viskas perspektyvu. Tai šiandien aš nieko nebekolekcionuoju, niekam nieko neįrodinėju, jeigu patogu, jeigu smalsu, jeigu norite uždirbti, einame kartu, jeigu neįdomu, jeigu susiimat savo reikalais, aš einu toliau, nes mes šiandieną esame pakankamai dideli, pakankamai stiprus, pakankamai matomi ir įrodinėti kažkam kažko tai nebereikia. Nes dalyvaujame tame tarpe ir visose didelėse blockchain konferencijose. Šių metų pradžioje Honkonge konferencija Consensus 2025, kur rodėm savo inovacijas, savo technologijas. Po to iš karto Paryžiaus savaitė, Paris Blockchain Week, vėlgi fokusas į saugumą, greitį, decentralizaciją, kitas mūsų technologijas.
Toliau, kame yra ta stiprybė mūsų, stiprybė laikosi ant tokių 4 kertinių stulpų. Pirmiausia, tai yra 100% decentralizacija, kuo gali pasigirti toli gražu ne kiekvienas projektas ir realiai mažai projektų decentralizuotų. Toliau yra puikiai idealiai veikiantis smart kontraktai, išmaniosios sutartys, kur nieko nebepakeisi, projektas paleistas, decentralizuotas, išmanūs kontraktai paleisti ir jie veikia kaip laikrodis. Kažkas klausia, užsišaldo ultimą, ar jinai sugrįž po 3 metų ar po mėnesio. Aš galiu parodyti kiekvienam, kaip aš sėkmingai galiu parduoti už USDT, persivesti į banko sąskaitą ir eiti į parduotuvę ar į bankomatą. Taigi viskas veikia, išmaniosios sutartys veikia. Tik 100 000 monetų, tai yra labai mažai, jeigu bitkoinas turi 21 milijoną ir tai jau yra defliacinis modelis, tai mūsų modelis yra hiperdefliacinis, monetų yra gerokai mažiau, ne milijonai, tik 100 000 ir įmonė prieš kelias dienas sekmadienį šį sudegino 10 000 monetų už beveik 88 milijonus dolerių. Vat tiesiog 88 milijonus išmetė į balą. Deginimas tai reiškia pervesti 10 000 monetų į piniginę, prie kurios neturi niekas prisijungimo, kurios privačių raktų niekas nelaiko neturi. Ir tai darome ne tik mes, tai daro ir kiti projektai ir tai yra tikra. Jūs galite matyti tą piniginę, jūs galite matyti informaciją apie raktų sudeginimą. Iš 100 000 beliko tik 90 000 monetų Ultima augs. Ant šio blockchaino galima paleisti ir paleidžiamos įvairios aplikacijos, tokenai, likvidumo pūlai, nes tų pūlų turim labai daug, tai yra tarsi atskiri baseinai, iš kurių mes gauname kiekvieną dieną Ultima monetas per reward atlygių sistemą, tai yra vieno mygtuko paspaudimu kiekvieną dieną aš pasiimu po kelius šimtus dolerių, ar ne, ir tai yra ta stiprybė, tas unikalumas, kurio aplamai niekur nerasite jokiame kitame projekte. Pažiūrėsite kitus techninius parametrus, visus nesigilinsi, vien pasižiūrėkite į greitį, 2000 transakcijų plus per sekundę, tai yra Ultima pilnai tinka kasdieniams mokėjimams, perkant marketplace'uose ir panašiai. Apie decentralizacijos galite matyti nuskanavę šitą QR kodą, 27 super valdytojai, kurie nepriklausomai atėjo, kurie nepriklausomai išpildė tam tikras sąlygas, o norint tapti valdytojui reikia valdyti pakankamai nemažą kiekį ultimų, manau šiandien apie 50 gal ir daugiau, ar ne, jeigu jūs tiek turite, jūs galite pretenduoti vieną iš tų super valdytojų, išstumdami silpnesnį ir tie valdytojai pasiskirstę, matote, Europoje, Jungtinėje karalystėje, Rusijoje, Emiratuose, Afrikoje, ar ne? Ir jie yra tie blockchaino valdytojai, valdo atskiras nodas, bendrai tai gali spręsti bendrus kažkokius, sakykime, susitarimo reikalus, nėra vienvaldystės, įmonė nevaldo blockchaino ir įmonė nevaldo bazinio monetų paketo, kas irgi labai yra svarbu. Mes turime pripažinimą iš išorinės pusės, iš pasaulio, iš biržo, mus priima biržos. Jau esame 10 kriptovaliutų biržų ir netgi 11. Ir tos biržos yra pakankamai stiprios, patenka į pirmą dešimtuką, į antrą, į trečią dešimtuką pagal CoinMarketCap reitingavimą. CoinMarketCap reitingavimas iš principo yra vienas iš svarbiausių reitinguojant kriptovaliutų biržas. Taigi Nexi, šiai dienai jį yra 7 pozicijoje, ne 9. Ir šioje platformoje, šioje kriptovaliutų biržoje dirba mūsų technologinis sprendimas, apie kurį pakalbėsiu vėliau, kuris leidžia išdirbti kasdieną, pilnai jų valdant savo pinigus ir iš principo net niekam jų netiduodant nei vieno cento. Toliau GTO, 8 birža reitingai, PingX 13, kitos biržos, ar ne. Toliau beprotiškai mes džiaugiamės, didžiuojamės. Aleksas sako, už 10 metų, Alex Reichert, vadovas SEO, sako, už 10 metų ėjau, kad patekčiau į šitą biržą. Aš tai beprotiškai stipriai biržų, čia mūsų rinkoje yra pagal viena stipriausių
rinkos, begalės vartotojų, jų visi reitinguoja, bet HTX yra 10 vietoje. Jeigu žiūrėti pagal CoinMarketCap, yra 10 vietoje, bet pagal Tier 1, galėčiau sakyti, tai yra Tier 1 viena stipriausių pasaulinių biržų. Paskui Nexi, galbūt ir kitos biržos. Taigi, tai yra naujas etapas, į kurį mes įžengėme. Tai reiškia, kad mes perlipę dar vieną slenkstį, mums atsiveria kelias, mums atsirakina spynelės įeiti į top 200, nes mes niekaip negalim pakilti aukščiau, mes vis tarp 200, 210, 220, 230, 260, vėl 220 ir vis ten maskatuojamės, niekaip negalim pakilti aukščiau tarp 100 ir 200 pozicijos, būtent įėjimas į HTX mums leidžia kilti aukščiau ir leidžia siekti Binance, Coinbase, Bybit, OKX, šitų biržų, kurios yra pirmame penketuke. Įmonė tarpkitko derasi su pirmo penketuko biržomis ir ne šiais metais, kitais metais mes tikrai būsim tenai. Ir Ultima augs, dar kartą sakau Ultima augs, dar kartą paminiu sertifikatą, matote, verifikuoti, patvirtinti, kad mūsų smart kontraktai yra visiškai decentralizuoti, veikia decentralizuotame blockchaine, toliau mes esam tiek CoinMarketCap, tiek CoinGecko, ar ne, numeris 1, numeris 2, kriptovaliutų agregatoriai, toliau turime įvairias įmonės įvairiose šalyse, tame tarpe Lenkija, Džordžija, Sakartvelas, ar ne, ir pilnai atitinkam tų įmonių visus reguliatorių reikalavimus. Turim taip pat savo patentuotas technologijas, turime prekybos ženklus, ar ne, saugomus ir judam žingsnis po žingsnio į tarptautinę rinką. Vienas iš produktų, tai yra Ultima Wallet, tai yra tikrai išskirtinio saugumo kriptovaliutų piniginė, kurioje yra tiek mūsų tokenai, žetonai, tiek Bitcoinas, Ethereum, USDT, USDC, Tron ir taip toliau. Ir tų monetų vis daugėja. Piniginė turi 3 saugumo lygius, tai yra 12 privačių žodžių, 13 dar mūsų sugalvotas privatus rakto žodis, ar ne, privataus rakto žodis, tiek yra 3 saugumo lygis, jau naudojant šią NFC kortelę, kurią turiu irgi. Tai yra tiesiog be jos nepriglaudus prie telefono jokia transakcija iš kriptovaliutų mūsų piniginės yra neįmanoma. Tai yra 3 pats skaičiausias, saugiausias lygis, naudojant šitą Ultima Defender šaltą piniginę. Taip pat mes turime korteles Mastercard, tiek fizinės Mastercard debetinės korteles, kurios veikia visame pasaulyje. Ir bankiniai paskyroje yra tiek metiniai pinigai, tiek kripto, USDT, USDC, Bitcoinas, Ethereumas, Solana, ar ne. Mes ten galime savo bankinėje aplinkoje keistis pinigus iš kripto į fiatą ir atgal, ar ne, ir naudotis tomis kortelėmis bankomatuose, parduotuvėse ir taip toliau. Lygiai taip pat veikia virtualios kortelės su Apple Pay, Google Pay. Taigi, mūsų kortelės, ar ne, šiek tiek parametrai kokie yra. Turime taip pat 2 žaidimus, Battle Bulls, pirmasis žaidimas, tai greičiausiai augantis rinkoje prieš metus metais, realiai ten žaidėjų čia yra į 13 milijonų gerus. Ir čia yra tie, kai turi laiką, traukinius išeidinėjami, postuose galinčia žaisti, viskas mokamai ir tokiams juos siema arba užšalo naudoti mūsų technologiją kasdienius mokėjimus.
kitko. Didelis žaidimas, kurie galime žaidžiu, aš nežaidžiu, bet vienintelis žaidimas, vieną įpą, sakykime, ir kodėl? Todėl, kad yra įmonės produktas, tai yra vėlgi galimybė pritraukti auditoriją. Žaidimas yra gerai tuo, kad labai gera edukacija per jį, labai daug video trumpų apie kripto, planai apie kripto visą pasaulį, plus apie mūsų technologijas, taip kad kas esat naujokai, tai dėl žaidimo pagalvokit, kiek jums verta. Aišku, jūs, jeigu žaisit normaliai, netgi šiame webinare yra žmogus, kuris praktiškai iš šito žaidimo išėjo labai gerą lygį ir užsidirbo pakankamai daug pinigų, pradėjo įsigyti, paskui įsigijo pasyvių pajamų technologijas įmonės, visiškai for free, sakykime, taip, nemokamai. Bet vėlgi, kiekviena niša reikalauja savo įdirbio, savo darbo, galima eiti ir šituo keliu. Edukacija labai gera ir jūs, kai gaunate žaidiminius tokenius, jūs arba, kaip sakiau, iškeičiat į dolerius, į eurus per biržą, arba juos užšaldot ir gaunat kasdienius mokėjimus. Aš pažaidęs su šito žaidimu labai minimaliai, praktiškai sakau, po minutę į dieną, aš uždirbau tiek tokenų, kad dabar man kasdieną krenta $10 iš Ultima pūlo, iš vieno Ultima pūlo, kuris vadinasi Bull pūlas, ar ne, pagal mūsų technologiją. Reiškia, žaidybinius tokenius aš užšaldžiau ir kas parą pasiimu po €10, neįdėjęs nei cento. Taigi, galimybės yra, bet, sakykime, man €10 tai yra apie nieką į parą, kažkam gal yra daug, bet noriu tik tuo pasakyti, kad labai gera vieta edukuotis ir labai yra galimybė tiem, kurie yra visiškai vaikai studentai ir negali sau leisti nei kiek pinigų, kad įdarbintų pinigus ir pinigai dirbtų jums, tada galima naudoti žaidimą, edukuotis ir taip išnaudoti kriptovaliutų galimybės. Antra versija pasileido šių metų pavasarį, su šito aš irgi, sakykime, esu tik registruotas, bet visiškai nieko nedarau. Nors čia yra gerokai tobulesnė versija, gerokai daugiau galimybių, vėlgi yra kiekvieno pasirinkimas, ar ne, kuriuo keliu eiti ir lygiai taip pat su tuo žaidimu galima edukuotis labai stipriai ir aš visgi akcentuoju ne žaidimą, ne laiko naudojimą, ne laiko pardavimą už kažkokius žaidiminius tokenus, bet šituose žaidimuose pirmiausia akcentuoja edukaciją, kuri tikrai yra labai labai aukšto lygio. Taip pat marketplace'as, ar ne, jau 7 milijonai prekių sukelta, laukiam truputėlį tam tikrų reguliavimo išvadų, reikalavimų, kad galėtume visam pasauliu pasileisti šitą marketplace, jisai yra visose mūsų skaidrėse, niekur jis neprapuola ir tikimės mes pamatyti jį ir už kriptovaliutas galėsim pirkti nuo bet kokios technikos iki maisto produktų, paslaugų ir taip toliau. Taigi Ultima šiandieną turi apie $500 milijardo apyvartos, bet tai yra labai labai mažai, mes norime užaugti 100 kartų, mes norime pasiekti 50 milijardų apyvartą, o tada mes pateksime į 10-tuką pačių kiečiausių, stipriausių projektų šalia Bitcoino, šalia Ethereum, šalia Ripple, šalia Solanos, ar ne, šalia tų gigantų nepapulsime ir mes, kai užaugsime tiesiog 100 kartų. Ir aš manau, kad tai ne už kalnų ir jūs pamatysite kodėl. Todėl, kad vien pasižiūrėjus į kainą, galiu pasakyti, mes jau 3 metai esame antri po Bitcoino pagal kainą. 3 metai esame antri, jūs užžiūrėkite, CoinMarketCap, prasidautuokite pagal kainą, pamatysite antri visada mes, o pagal kapitalizaciją, tai mes dar šiek tiek toliau, bet 220 pozicija, patikėkit, yra beprotiškai gerai jau šiandien. Taigi žingsnis po žingsnio auksime toliau. Kodėl auksime? Kodėl Ultima gali augti ir turi didžiulį potencialą? Todėl, kad čia naudojamas hiperdefliacinis modelis, todėl, kad pasiūla kiekvieną dieną didėja, tai yra paklausa didėja, o pasiūla mažėja. Kodėl taip yra? Todėl, kad veikia 4 vėlgi tokie stulpai, 4 kertiniai stulpai, kurie ir technologiškai, ir visai kitaip
didina Ultimos paklausą ir mažina jos pasiūlą. Sakykime, ekosistema plečiasi, galimybės uždirbti tik jų daugėja ir uždarbis tikrai vertas dėmesio, sakykime, apie tą technologiją, apie kurią kalbėsiu pabaigoje, pamatysite, kad nėra analogų rinkoje, nėra iš tiesų ir todėl ekosistema plečiasi gana sparčiai, naujos technologijos, patentai ir panašiai, bendruomenė auga, rinka priima, dabar 11 biržoje, jau top 5 biržų ir taip toliau. O iš technologinės pusės mes turim vėlgi 4 stulpus, ant kurių laikosi Ultima ekosistema. Tai yra šiai dienai tik 90 000 monetų, bet rinkoje laisvų turbūt yra apie 27 000, kurio tai yra mažiau negu trečdalis, yra laisvų rinkoje monetų ir tai jos yra, piniginėse, biržose ir panašiai ir ne kiekvienas puola jas parduoti, o didžioji dalis, kokie 75% yra jų užšaldyta, plus minus, mes sakykime. Kodėl apsimoka užšaldyti? Freezingas, mūsų technologija, užšaldau mėnesių, užšaldau šituo atveju metam arba 3 metam, ir gaunu kasdienius mokėjimus pakankamai solidžius, pakankamai gerus. Toliau galiu užšaldyti nuo vienos Ultimos, vėlgi gaunu kasdienius mokėjimus ir dar gaunu balsą, balsuoju ir už tuos supervaldytojus blockchaino ir gaunu vėl kasdienius mokėjimus ir gaunu visus blockchaino resursus, energiją, pralaidumą, ko man reikia naudotis, kad galėčiau daryti transakcijas, galėčiau pasiimti kasdienį pelną, man reikia tų resursų, ir aš viską gaunu nemokamai. Toliau halvingas, kaip sakiau, kas metus laiko Ultimas kiekis sumažėja dvigubai. Jeigu dabar turėtų būti iš tikrųjų 12 monetų, bet dėl migracijos iš senų blockchainų perėjimo yra virš 20 monetų, patikėkit, sausio mėnesį bus ne 20, ne 12, o bus halvingas, bus 6 monetos, galbūt kažkiek tai daugiau dėl migracijos. Tai vėlgi pamatysim didelį deficitą, Ultimos kaina augs. Ir dėl užšaldymo pastovaus, ir dėl halvingo, ir dėl status quo, kas suprantate, ir nesigilinsiu, ką tai reiškia, ir dėl stakingo ir balsavimo, ir dėl to, kad man reikia energijos, man reikia resursų, kad aš galėčiau naudoti blockchainų, nieko nėra nemokama ir ką aš perku blockchainų resursus, pavyzdžiui, marketplace, Ultima šita yra deginama ir jinai ištraukiama iš rinkos, niekada į ją nebesugrįž. Taigi monetų nuolat mažėja. Vienas iš sprendimų yra energijos tokenas. Tai vėlgi mūsų yra technologija, nenoriu gilintis į technologinius sprendimus, bet noriu tik tiek pasakyti, kad šis tokenas leidžia iš principo naudotis nemokamą energiją blokų grandinėje. Naudotis nemokamomis transakcijomis, nemokamomis operacijomis, o tai yra retas atvejis ir realiai visose blockchainuose viskas yra mokama. Čia mes turime sąlyginai nemokamą galimybę naudotis visom operacijomis. Kam bus aktualu, aišku, apie tai pasigilinsit, sužinosit, aš apie tai pastoviai kalbu, yra visos instrukcijos ir taip toliau. Yra tam tikrai paketai, kur galim nemokamai, sakykime, per Ultimos užšaldymą 3 metam, niekam netiduodami savo pinigų, tik tai užšaldydami savo Ultimą, savo piniginiai 3 metam, mes gaunam nemokamus resursus, jais naudojamės, ir po 3 metų sušaldo Ultimą prie visai kitokio kurso ir transakcijos viskas buvo nemokama ir pinigai su mumis liko ir dar mes pakentėjom tos 3 metus, kol Ultima užaugo 10 kartų, kaip pavyzdys. Taigi didelė ekosistema, freezingas, splittingas, stakingas, energijos marketplace'as, robotas, apie jį pakalbėsim išskirtinai, tai yra mūsų VIPinis, topinis produktas, marketplace'as, kalbėjau, kortelės, fizinės, virtualios, šalta piniginė, karšta piniginė, pora žaidimo, keitikla, galimybė dirbti su pardavimais. Ir dabar einam prie roboto, kuris yra pagrindinis mūsų produktas. Prieš tai dar noriu pasakyti, kad Ultima kasdieną vis labiau naudojama visoje ekosistemoje. Čia yra visas sąrašas, 9 pozicijos, nesigilinsim kas kaip kur, bet visur čia yra naudojama Ultima. Ir turit suprasti, kad nėra taip, kad
kažkodėl tai Ultima kainuoja 6-7 tūkstančių, o jos niekam nereikia, žinokit. Ne, kažkodėl kažkokie tai tokie, nežinau, žmonės tikintis labai ar ne, perka tą Ultimą, nežinia dėl ko, bet perka todėl, kad žino. Ir Ultima kainuoja 4 metai vis yra pagal kainą antro po bitkoino, todėl, kad Ultima turi didelę vertę ir ta vertė nuolat auga. Taigi, dabar jau ateikime prie kriptovaliutų prekybos roboto, pakalbėsime, kokias mes naudas turime šį mėnesį ir kas iš esmės ir gana stipriai keisis kitą mėnesį. Ir noriu akcentuoti, kad tai, ką išgirsite dabar ir jeigu priimsite šį mėnesį sprendimą, turėsite mažiausiai kelis kartus geresnę vertę, geresnės galimybės kaupti, auginti kapitalą, jeigu tai bus kitą mėnesį. Bet nenoriu nuliūdinti ir tų, kurie ateisite kitą mėnesį, nes kitą mėnesį botas dirbs bet kokiu atveju geriausių pelningumu rinkoje, pamatysite, kokius jisai dirbs, bet kokiu atveju bus numeris 1 pasaulyje, bet šiai dienai jisai dirba dar geresniu pelningumu, su dar geresniem naudom ir kokios yra tos 3 naudos. Tarp kitko yra QR kodas, visada galite nusiskanuoti, ateikite į šitą kanalą, kas jame nesate, ten 3 kalbom, kasdieną pateikiu informaciją lietuviškai, angliškai ir rusiškai apie visas technologijas, apie visas galimybės, kur mes judam, kur mes einam, kaip galima uždirbti, ten mokymai, webinarai, seminarai ir taip toliau. Taip, kad skanuokit ir užeikit. 3 keliai auginti mūsų kapitalą. Pirmas kelias tai yra tai, kad mes įsigijame kriptovaliutų prekybos robotą, niekam netiduodami savo pinigų. Tai yra fantastika. Niekas iš mūsų neima nė cento. Įmonė neima nė cento, bet liko 13 dienų. Po 13 dienų ar kažkiek, jeigu įmonė pratęs, kol vyks perėjimas ant naujo blockchaino šitų robotų, tiksliau mūsų robotai lieka Ultima blockchaine, nauji robotai bus kitame blockchaine ar ne, tai iki to laiko, iki spalio 1 arba spalio pradžios, mes robotus gaunam sąlyginai nemokamai, tai yra roboto licenzija, mes gauname robotą, sumokėdami už robotą savo pinigais, kurie mūsų pinigai, mūsų Ultima užsišaldo mūsų privačioje piniginiai 3 metų. Tai reiškia, mes paimam pinigus vietoj to, kad atiduotume įmoniai, tie pinigai lieka mūsų piniginiai, buvo pagrindinė, tik yra raktelis uždėtas, užšaldytas. Raktelio nereikia bijoti, sakau, kas galvoja, kad kažkas neatsišaldo, prašykit man asmeniškai, atvažiuokit, aš parodysiu, kaip 20-30 tūkstančių visiškai paprastai aš atšaldau, neišsidedu ir parduodu. Tai viskas veikia, smart kontraktai veikia kaip laikrodis, sakau, esate visiškai skaidri, legali įmonė, 10 metų rinkoje, turime išorinį auditą, decentralizuotą blockchain ir taip toliau. Taigi, jūsų licenzijos pinigai lieka su jumis. Po 3 metų Ultima nekainuos 7 tūkstančių beveik kaip šiandien. Jinai kainuos gal 70 tūkstančių, gal 40 tūkstančių, aš nežinau, bet kainuos gerokai daugiau. Tai yra tiesiog pinigų tų, kurie yra hiperdefliaciniai, tų pinigų įdėjimas į savo piniginį ir laikymas 3 metus. Tai ne doleriai, tai ne euro pasidėti po savo pagrindą, kur po 3 metų praktiškai galbūt verta jos išmesti. Tai yra Ultima, kurie laikui bėgant auga ir auga tikrai ženkliai. Tai yra pirma nauda. Pirma nauda, mūsų pinigai su mumis, po 3 metų mes pasiimame tuos pinigus atgal su gerokai didesnės Ultimos kainos, atgal laimėjome pakankamai gerą grąžą. Antra nauda yra tai, kad kai mes tik tai pasiimame, įsigijame robotą, mes tie pinigai užsišaldo, ar nematote, ir mes gauname 3 metų užšaldymą monetų ir kol monetos yra užšaldytos, kas dieną, kas 24 valandas mes iš Ultima pūlo, kuris yra tarp kitko neriboto laiko, jeigu jūs ir po 3 metų, po 5 laikysite Ultimas užšaldytas, tai jum ir toliau duos kasdienius mokėjimus Ultima, dabar šitas pūlas duoda 15% metinių. Taip, tai gal kriptovaliutų rinkoje nėra labai daug, bet tai yra prie to, kad jūs neišleidžiate nė cento, kad pinigai laukia geresnio kurso, jūs dar gaunate plus 15% ir robotas
ir robotas jums lieka visiškai nemokamai. Ne? Tai yra, iš principo, jūs robotą gaunate nemokamai. Čia yra užšaldymo mūsų technologija, ne, kaip sakiau, pinigų netidavėt, užsišaldė blokų grandinė, 3 metam gaunat kasdienius mokėjimus ir naudojatės robotų nemokamai. Na, dabar pats robotas, ne, jūs mėgat, jūs piešiat, jūs sportuojat, jūs keliaujat, nesvarbu. Aš jeigu anksčiau dar į robotą žiūrėdavau kas 2-3 dienas, tai dabar žiūriu kas savaitę, nes nėra ten ką žiūrėti. Viską jis daro pats, jis neturi jokių emocijų, kiaurą parą dirba, uždirba labai gerą rezultatą, parodysiu savo rezultatą, kiekvienas robotas dirba skirtingai, nereikia prisirišti prie mano, bet dirba labai pelningai, pelningesnių robotų nerasite rinkoje, tikrai nerasite ir nuo spalio mėnesio nerasite taip pat. Ne? Tai yra sistemingas treidinimas, pirkimas, pardavimas, efektyvus, greitas pagal tam tikrus algoritmus, ar ne, yra 7+ strategijos ir robotas jisai pigiau perka monetą, brangiau parduoda. Pigiau perka, brangiau parduoda, dirba su jūsų pinigais, bet jūsų pinigai yra visada jūsų kriptovaliutų biržoje, jūsų depozite. Yra jūsų pinigai, ar ne, ir niekas per jų neprieina, ir jūs bet kada galite tiek depozitą įsivesti, tiek pelną įsivesti. Robotas ne iš garažo išlindo, ne kaip pasakau. Robotas visus praeitus metus kurtas, testuotas, iš metų pavasarį jisai jau parodė tokius labai solidžius rezultatus. Įmonė iš metų pavasarį Dubajuje prie kelių tūkstančių klientų partnerių parodė šitą technologiją ir paleido į rinką. Ir pirmas robotas, ar ne, ir aš atėjau, pasėmiau pirmuosius tos robotus, ar ne, visi pirmieji, kurie pasėmėm, robotas dirbo be proto dideliu greičiu, be proto dideliu pelningumu, aš jo net negaliu įvardinti dabar čia, ne, nes jeigu jūs pripratę prie tradicinės rinkos, jūs tiesiog, jums susisuks galva ir jūs sakysit, ne, taip nebūna, bet jeigu jūs netikite, kad taip nebūna, žiūrėkite mano kanalą, pasižiūrėkite, kas buvo, sakykime, balandį, gegužę, kokie rezultatai, ir pamatysite, kad tai yra realūs rezultatai. Mano robotų, sakykime, ir kitų robotų, kuris davė beprotiškai gerus rezultatus. Bet supraskite tokį dalyką, kad laimi visada pirmieji. Visur, kriptovaliutų rinkoje tuo labiau laimi pirmieji ir tie, kurie atėjo pirmiausia, pirmieji gauna geriausias sąlygas. Todėl, kad įmonė su nauju produktu ateina į rinką ir viską atiduoda nemokamai. Viską. Ir dabar robotas nemokamai, nieko už nieko jūs nemokate. Nuo spalio įmonė ims pinigus už kiekvieną robotą. Ir pelningumas bus mažesnis. Ir kitų naudų negausite. Apie tai dar mes pakalbėsim. Bet vis dar jis bus geriausias robotas rinkoje. Robotas dirba su 7+ strategijom ir kai kyla, kai krenta, kai rinka rami, toksai fletas. Ir turint dumpingo strategiją ir robotas labai sėkmingai padeda, sakykime, monetai augti. Jis gali dirbti tiek su Ultimos pora, tiek su TPTU pora ir tą pačią TPTU porą, jeigu pasižiūrėsit, kaip gražiai nuo ateimo į rinką TPTU žingsnis po žingsnio auga. Žingsnis po žingsnio auga, robotai labai sėkmingai padeda auginti, ar ne? Ir atėjimas labai paprastas. Pinigų niekam netidavėt, įsigijat licenciją, licencijos pinigai lieka jūsų piniginiai, mokate Ultimą, užšaldydami ją 3 metam ir gaunate kasdienius mokėjimus iš pūlo per savo privačią piniginę, kurią jūs tik valdote jos privačius raktus ir paskui per 3 minutės, per 5 robotą paleidžiate Nexi numeris 7 pasauliniam reitinge arba Bitix numeris 13 pasauliniam reitinge biržoje. Viskas labai paprasta. Na, jeigu pirmą kartą, jeigu ten viskas labai baisu, galbūt užtruks pusvalandį, o jeigu dar baisu, paskambinsit man, panaviguosiu, padėsiu, susitiksim, visiems padedu, visiems tus robotus paleidžiu. Ne? Ir viskas, įdedat depozitą ir robotas dirba. Įdedat USDT, kriptodolarį. Vėlgi, pinigai už robotą yra jūsų piniginiai. Depozitas yra jūsų Nexi biržoje. Bet kada depozitą galite išsivesti, bet kada pelną galite įsivesti, kad ir kas 5 minutės. Bet jeigu norite gerų rezultatų, jeigu norite, kad robotas dirbtų, aišku, palikite jam pinigų, duokite jam pinigų, jis nedirba su oru. Jis traderis, jis yra prekiautojas, jis nori pigiai nupirkti, brangiai parduoti. Duokite jam pinigų ir tada jisai dirbs sėkmingai.
Yra paskaičiavimai, galima gilintis, bet parodysiu geriau toliau savo rezultatą, parodysiu, kaip jis dirba, jūs maždaug esmę suprasite. Robotas dirba su TPTU tokenu, ar ne, kuris turi keletą funkcijų, kuris yra naudojamas ir vietoj energijos, ar ne, kad mes nemokamai naudotumėmės blockchain operacijomis. Ir taip pat jisai yra ta moneta, su kuria robotas dirba. Taip pat tos monetos panaudojimas ryčių bus daugiau. Ir dabar mano rezultatas. Čia video nepasileidžia, nežinau kodėl. Pasileidžia. Jo, pasileido, bet garso nėra. Nesvarbu, čia nėra garso, labai gražus buvo graži melodija, sakykime. Ką čia tuo norėjau parodyti? Ne, žiūrėkit, ką tuo norėjau parodyti. Aš turiu jungtinę licenciją, dabar tokių jungtinių licencijų nėra, mano buvo teikta šiek tiek anksčiau, beveik 7 000 eurų, ar ne. Įdėjau depozitą 5 000 į Meksi biržą, nors reikėjo mažesnio depozito, bet kadangi tai buvo truputėlį greitas toksai, aš galėjau teikti su mažesnėm depozitu, bet jums visiems, kas naują robotą pasirinktinėsit, yra būtina taisyklė. Licencijos suma ir depozito suma turi būti 1:1 minimum. Negali būti depozitas mažesnis negu licencijos suma, nes robotas tiesiog nepasilaiks. Taigi pirmiausia, jūs įdedat depozitą, o antrų žingsnių paleidinėjat robotą. Ir dabar aš robotą pasileidau ir nežinau dabar kiek čia praėjo laiko, bet čia vieno iš roboto rezultatas po 35 dienų. Žiūrėk, tą dieną jis uždirbo $145 gryno pelno. Realiai, nieko nedariau, absoliučiai. Užsiėmiau savo reikalais, networkingai, renginiai, Kauno pramonės amatų rūmų narys, Vilniaus amatų rūmų narys, įvairios kitos banai ir kitos organizacijos yra ką veikti, yra su kuo dirbti, susitikinėti ir su dirbtiniu intelektu dirbu. Robotas per dieną, man užsiimant kitais reikalais, uždirbo $145. Per savaitę 328, per mėnesį 1500. Per 3 mėnesius, bet čia ne 3 mėnesiai. Bet čia šitam robotui nėra 3 mėnesių, čia lygiai 35 dienas jis uždirbo beveik $2000. Smagu, visiškai smagu, aš nieko nedarau, jis viską daro automatiškai. Mano vidurkis asmeniškai $55 į dieną, 1,1% į parą nuo licenzijos sumos. Ne? Vėlgi pabrėžiu, 100% asmeninių pinigų valdymas, visų pinigų, jau praktiškai 10 metai rinkoje, aš kriptovaliutų rinkoje 9 metai, o su pasyvių pajamų technologijomis dirbu 7 metus. Taigi mano, čia taip greitai įdėjau, gal ne taip gražiai atrodo, bet matote, čia reikėjo tiesiog iš savo kanalo, kada čia prieš mėnesį 2 čia aš dalyvausi šito video, ar ne, ir matosi, kaip jis dirba, kokie čia yra tie parametrai, kiek jis jau pinigų uždirbo, mato 3315 jau padarė grynų pelno, ar ne, iš 4425 000. Tai yra, man jis dirbs tol, kol atidirbs 5500%. Tai nemetiniai. Dabar žiūrėkit, kiek jums uždirbs robotas per mėnesį, jūs labai lengvai pasiskaičiuojat, pasiimat licenciją, suprantat, kad robotas dirba nuo 10 iki 30% per mėnesį pelningumu ir padalinat ir jūs suprantat, kad jeigu licencija uždirba 50%, tai yra 500%, tai jūs suprantat, kad robotas dirbs tiek ir tiek mėnesių. Viskas labai paprasta. Tai yra 5500, čia yra nemetinių, čia yra per laikotarpį, bet mano robotas šitas dirbs bemaž 3-4 metus. Ir man nereikia antro roboto. Man nereikia, nors dar aš aišku turiu 5. Dar nesipalisti tarp kitko. Bet tokių galimybių jau šiandien nėra. Ir jeigu jūs ateisit nuo spalio, bus dar prastesnės galimybės. Dar kartą pabrėžiu, laimi pirmieji, geriausias sąlygas turi pirmieji, tie, kurie ateina laiku, tie, kurie pasinaudoja galimybėmis. Nesuprantat, kai įmonė paleidžia naują produktą, jinai atiduoda maksimaliai viską nemokamai, kad tiesiog, rinka pamatytų, duotų atgalinį ryšį, gal kažką patobulinti, gal kažką ir panašiai, taigi kur yra 1000 darbuotojų, kur keli milijonai, sakykime, klientų, kurie sako savo, sakykime, kažkokias pastabas, dar kažką. Vat tai yra, dėl ko įmonė viską duoda nemokamai, bet for free nemokamai ateina diena, tas laikas baigėsi ir jis baigsis spalio pačioj pradžioj.
Taigi vidurkis 1,1 į parą nuo depozito sumos. TPTU tokenui nėra jokių galiojimo ar laiko apribojimų. Robotas veiks tol, kol bus išnaudotas visas licenzijos limitas. Roboto licenzija, kaip sakiau, iš esmės nemokamai. Galima startuoti nuo 110 eurų licenziją plus 110 depozitas arba $130 robotas pasileidžia nuo 220 eurų. Bet tai yra, sakykime, kaip aš vadinu, čia jau moksleiviška licenzija variantas. Ir 100% asmeninių pinigų valdymas, visada palaikymas iš įmonės, suportas dirba idealiai ir aš visada esu 9 metai ryšyje su kriptovaliuta ir su jumis, su visais, kuriem padedu ne tik pasileisti robotą, bet ir valdyti ir auginti savo kapitalą kriptovaliutų rinkoje. Taigi paketai. 6 paketai kartais būna 7, dabar yra 6, pradedam nuo 110, o baigiam 11 tūkstančių ir matote pelningumas. Ar ne? Ką tai reiškia? Tai reiškia, nuo paketo licenzijos sumos jis uždirbs 220%. Nuo 550 eurų jis uždirbs 250%. Nuo 1100 eurų jis uždirbs 500%. Kodėl aš sakau, čia yra vaikiškas paketas, moksleiviškas, todėl kad jis uždirbs tik tai 255 eurus gryno pelno ir sustos. Depozitas liks, bet čia yra grynas pelnas. Plus depozitas, kaip buvo, taip yra. Antras paketas 220 uždirbs jau daugiau, $562 per laikotarpį, ten galbūt 8 mėnesiai, reiktų įsiskaičiuoti dar sykį, neatsimenu mintinai. Ar jūs tai tenkins, ar jums čia procentai tai yra geri, bet pinigai nėra labai dideli. Dabar žiūrėkit, toliau 550 eurų jau uždirbs $1500. Jau kaip ir nieko. Dabar žiūrėkit, kitas. Čia yra vaikiškas, moksleiviškas, studentiškas, o čia yra pirmas verslo. 1100 eurų paketas, aš visada sakau, yra pirmas verslo, plus kurie su šitais paketais ateina, visada papuola į man uždarą privačią grupę, ten gauna papildomus mokymus, papildomą palaikymą, taip toliau, nes čia tie, kurie bando, tai bandosi. Nors irgi gauna palaikymą, bet ne tokį stiprų ir tikrai ne kaip greitoji pagalba, sakykime. Čia jau gauna rimtesnį palaikymą. Ir žiūrėkit, dabar atrodytų, galbūt aš galiu nusipirkti vieną 550, paskui po mėnesio kitą. Visų pirma, po mėnesio jau nebus tokių sąlygų, nebus tokio pelningumo. Tai jau čia mes neturim ne tik mėnesio, bet ir 13 dienų liko. Kitas dalykas, dabar žiūrėkit, 550 licenziją leidžia uždirbti $1500. Tik padvigubinam pinigus, dar įdedam 550, kur jau iššaldo vėlgi mūsų privačioje piniginėje, mes niekam jų netidavėm, jau tas robotas uždirbs $6380. Matot? Skirtumas čia yra 2 kartus, o čia skirtumas yra 4 kartus. Čia jau yra dar didesnis skirtumas, o ne geometrinė progresija. Štai kodėl kuo didesnis licencija, kuo vertingesnė. Jūs vieną kartą atėjot su truputį didesniais pinigais ir jūs vargo nematot ilgą laiką. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl įmonė mažina pelningumą. Kodėl? Todėl, kad kaip aš vargšas žmogelis pasiėmiau šitą robotą už beveik 7 tūkstančius, ir mano robotas dirbs 4 metus. Aš kaip klientas įmonėje neįdomus. Aš po 4 metų ateisiu pas įmonę, sakysiu, norėčiau dar vieną robotą. Aišku, ten bus kitos sąlygos, taip toliau. Įmonė sakys, tai kas tu per klientas? Pasirodai kartą į 4 metus, ten kažkokį 5 metį. Neįdomus, aš neįdomus esu, todėl įmonė mažina pelningumą, kad ateitų klientai daugiau, greičiau, bet vis dar pelningumas bus didžiausias rinkoje. Dabar jis yra planai kosminis pelningumas. Mano roboto pelningumą, žiūrėkit, jeigu skaičiuoti, žiūrėti, 1 į parą, 30% į mėnesį, 400% į metus. 400%. Skaičiuokim, tebūnė nuo 100 iki 400, čia nuo 10% iki 30 per mėnesį. Čia mano yra robotas, sakau, nebūtinai pas jūs jisai taip pat dirbs, bet yra pelningumas labai geras ir man jis dar tik te padarė, čia per nuo pavasario jis te padarė kiek, kur čia buvo parašyta, čia nuo Trading Capital, o kažkur tai buvo parašyta
Aiva, 0,77% iš 5500. Tai žiūrėkit, kiek jisai dar laiko dirbs, kiek jis dar dirbs, ir man įmonės nereikia. Man nieko nereikia, mano robotas dirba saugiai, tvarkingai, pinigus tik aš valdau, įmonė niekur neprieina, bet aš įmonė kaip klientas neįdomus. Todėl dabar supraskit, kad dabar yra pats geriausias laikas pasiimti tuos robotus, kurie duoda maksimalų pelningumą prie geriausių sąlygų. Dar paaiškinsiu, kokios yra tos naudos. Dabar žiūrėkite. Dabar jūs perkate robotą, pinigų niekam netiduodat, jūsų pinigai sušaldo jūsų privačioje piniginėje 3 metam, jūs gaunat kitą ultimos vertę po 3 metų. Šito nuo spalio 1 nebus. Dalyvaujat užšaldo ultimą pūlę, ar ne, jūsų pinigai. Čia niekas neužsišaldys, jūs pinigus atiduosit iš karto įmonėje 100 000, 10 000 atiduosit viskas. Ir turėsit pirmiausia atidirbti tos pinigus, sakykime, susigrąžinti tos pinigus, kuriuos išleidot, paskui pradėsit skaičiuoti pelną. O dabar net atsipirkimo laiko nėra didelės prasmės skaičiuoti, nors mano robotai jau, sakykime, 2 licenzijos ten atsipirko, to jungtinio roboto, 3 dar atsipirko. Bet net nėra prasmės skaičiuoti, nes vis tiek pinigai pas mane guli piniginė, tik užšaldyti. Toliau, dabar gaunam kasdienius mokėjimus, 15% metų ir gausim visus 3 metus ir ilgiau, jeigu atšaldysim ultimus. Nuo spalio mes negaunam. Ir boto pelningumas yra gerokai didesnis negu bus. Dabar žiūrėkit. Dar ne viskas. Kas savaitę įmonė mažina pelningumą, nes nori jau privesti robotų pelningumą prie to lygio, kuris bus spalio mėnesį. Ir nuo šeštadienio, tai 20 dienos šeštadienis, jau bus minus 50% nuo bet kurio pelningumo. Paimsime, kad turi pelningumą 220%, minus 50%. Tai realiai čia tada liks iš principo turbūt 110%, ne per pusę. Galbūt įmonė nesumažins per pusę, galbūt, čia aš jau taip pasvarstau, galbūt sumažins 30%. Nesvarbu, bet tai yra labai ženklu ir kokiu atveju mes einam link to, kad spalio mėnesį mes turėsime visiškai mažesnio pelningumo robotus. Einam žingsnis po žingsnio ir dabar yra 100%, paskui bus minus 50%, paskui vėl minus 50%, minus mažins. Toliau, dabar žiūrėkit, kas bus nuo spalio mėnesio. Atrodytų kaip ir gal neblogai, 300%, ne? Dabar, pavyzdžiui, mano robotas dirba 400%, o čia yra 300%. Gal ir nieko, irgi neblogai. Bet neužmirškim, kad pirmą 100 robotas turės atidirbti tą 11 eurų už performance, už tavo pajėgumą. Robotas kaip ir bus nemokamai duodamas, bet reikės tą pajėgumą performance įsigyti. O čia mes atiduosim įmonei pinigus. Ir viskas, tai reiškia, pirmas 100 yra tam, kad 11 susigrąžinti. Liukusieji 22 eurai, tai yra pelnas, tai mes čia turime tik 200%. Vietoj maksimalių galimų dabar 400 turime 200, tai yra per pusę. Dabar žiūrėkit, palyginsiu dar vieną paketą. 11 000 paketas, matot, 500% nuo licenzijos sumos, nuo 11 000. Ką turėjom? 11 000 eurų paketas turėjo 1500% pelningumą. Tai dabar pelningumas krenta kiek kartų? 3 kartus. Taip ir skaičiuokit. 2-3 kartus bus mažiau pelningi robotai negu yra dabar. Ir plus nėra ultimos užšaldymo, plus nėra kasdienių rewardų mokėjimų iš blockchaino, pinigus atiduodam įmonei, bet kokiu atveju, ten 200% ar 150 ar 100 netgi. Tai yra didžiausias pelningumas rinkoje tokio tipo produktų robotų, nes biržiniai robotai patys kiečiausi, aš kalbu apie legalius, nekalbu apie visokias piramidės Alvexus ir panašiai, kur pinigų jūs nepasimsit arba jau praradot, bet kalbu apie normalius robotus, tai yra 20, 30, max 40% gali robotas metinių padaryti. O čia mes kalbam 100, 100, 200, 300, šiandien kalbam apie 400 metų, ar ne? Tai skirtumas jaučiasi ir pakankamai jis yra ženklus. Ir dar sykį akcentuoju, žiūrėkit, ko mes netenkame.
Dabar turime ultimą užšaldymą prie šiandienės kainos, po 3 metų atsišaldo prie aukštesnio kurso, mes to nebeturime. Kasdienį mokėjimų iš ultimo pūlo nebeturime, nei to pūlo, nei mokėjimų. Mes turime aukštesnį gerokai pelningumą, mes turime gerokai mažesnį pelningumą. Dabar dirba botas su TPTU, dirba ir su Ultima, kas nori, dirbs su tokenu UCN ir su Bitcoinu. Tada bus tik 2 poros, UCN ir Bitcoinus. Ultima ir TPTU nedirbs naujam blockchain botas. Na, vėlgi mes turime mažiau galimybių ir nebėra, sakykim, čia pardavėjams, nebėra bonusų, tai yra pensijos už pardavimus tokenais, kai mes gauname atlygį tokenais, jį užšaldom piniginėje ir kasdieną gaunam mokėjimus nepriklausomai nuo mūsų pardavimų darbo. Bet čia daugiau aktualu pardavėjams, klientam nesvarbu, o didžioji dalis 97-98% įmonėje yra tiesiog klientai ir džiaugiasi šitais produktais. Taigi matot skirtumą, koks bus skirtumas ir tą reikia kreipti dėmesį. Kaip ir dabar, kaip ir spalio mėnesį bus labai paprasta, tiesiog prisidėjau, pasėmiau botą, sumokėjau už jo, sakykime, tą pelningumą, už 11 eurų arba ten didžiausias, kaip matėte, 110 tūkstančių, 110 tūkstančių eurų, bus daugiau tų paketų, kiekvienam pagal kišenę, pagal skonį, bet yra dar vienas svarbus dalykas, nepasakiau. Jeigu dabar, kad botas veiktų, užtektų prie šitos licencijos, prie 110 eurų depozito dar kartą 110 eurų, tai nuo spalio, kad šitas botas veiktų, reikės 10 kartų didesnio depozito, 1100 eurų. Tai tokie pakeitimai, tai yra ir depozito reikės gerokai didesnio. Taigi spalio mėnesį tiesiog pasėmėm botą, sumokėjom už pelningumą, performance, surišom su birža, aktyvavom ir gaunam profitą ir užsiimam savo reikalais. Naujas blockchainas, kuriame startuos botas, tai yra UChain, aš čia informacijos apie jį nepateikinėjau, nenoriu perkrauti šitos mokymus, bet tas blockchainas jau jį valdys, sakykime, strateguos dirbtinis intelektas ir tai yra labai stipru, toks pirmasis dirbtinio intelekto valdoma, pirmoji blokų grandinė, kur valdomos strategijos ir visi parametrai. Ir ten tikrai su botais tikrai bus labai smagu dirbti, bet dabar šiek tiek sudėtingiau, dabar kažkokios energijos reikia, dabar kažko, tai tada nieko nereikės, bus 2x2, bet bus visko mažiau ir netaip pelninga. Taigi, raginimas pagalvoti, priimti sprendimą dabar, yra QR kodas, yra mano kanalas, yra, sakykime, mano kanalas Oversity, rasite naujausią informaciją, mokymus, naudingus patarimus, matote mano kontaktus, ką aš pakviečiau, kas pakvietė jūs galbūt kolegą ir panašiai, tai vėlgi kreipkitės į jį, kalbėkit su juo, jis panaviguos, ko nesupras, nežinos, paklaus manęs, arba galėsite tiesiogiai paklausti ir atsakysiu visus klausimus. Į telefoną atsakinėjau itin retai, neįmanoma kelti skambučių. Visą laiką rekomenduoju rašykit man Telegrame, esu Rolandas Baranauskas, vardą pavardė, vardas pavardė yra visuose socialiniuose tinkluose, YouTube, TikToką, LinkedIną, Instagramą, visuose praktiškai ten ir Threads, tą tinklą ir taip toliau. Tai visur mane galite surasti, visur esu pasiekiamas, visur atviras. Tik dar pabrėžiu tokį dalyką, kad kadangi dirbu su pinigais, su dideliais ir 9 metai kriptovaliutų rinkoje, mano paskyrų yra begalė padirbtų. Facebook'e, TikTok'e jau 2 mačiau. Taip kad žiūrėkit, jeigu Rolandas jums rašo, tai nepatingėkit, sakykime, kokio vaizdo žinutės paprašyti, nors ir tą galima padaryti, dirbtinis intelektas viską padaro. O dar geriau susiskambinsim trumpai, ar įsitikinsit, kad čia tikras Rolandas, arba susitiksim gyvai Kaune ir padirbėsim kartu. Vedu mokymus, vedu konsultacijas, dėstau studentam, SMK universitete, Kauno kolegija, VDU kviečia, Mindaugo mokykla, važiuosiu į Vilniaus kolegiją, taip pat verslo grupėm, turizmo centruose ir privačiai vedu mokymus, konsultacijas, mokamas, nemokamas.
kitą savaitę, manau, jau tikrai startuoti turėtų 3 vakarų mokymai gyvi, tiek apie kriptovaliutų rinką, kaip su jie dirbti, ko čia tikėtis, perteiksiu savo 9 metų patirtį. Tai bus pirmas vakaras, antras vakaras eisim giliau apie Ultimos ekosistemą, trečias vakaras konkrečiai bus workshopas, paleidinėsim robotą, čia ir dabar, kad išėję iš workshopų jau galėtumėt grįžę namo sakyti, wow, pirmą $10 robotas uždirba, galiu ramiai miegoti. Tai va tokie yra tikslai, tai yra gyvi mokymai Kaune, šiaip mokymus vedu visoje Lietuvoje ir vedžiau ne tik Lietuvoje, įvairiuose miestuose, nuo Klaipėdos iki Vilniaus, nuo Tauragės iki Kėdainių. Šakių ir taip toliau Kaišiadorių, bet dabar Kaune, kas esate Kaune, neturi Kauno, tai tikrai rekomenduoju susipažinti gyvai. Taigi, ką dar norėjau pasakyti, prisijungkite dabar, Ultimą ir viskas. Ačiū labai, nežinau kiek aš čia užtrukau gerą valandą, visgi daug tos informacijos, nes persipina sakykime, Ultimo blockchainas su U-chainu, kuris pasileis nuo spalio, truputėlį migracija, truputėlį pasikeitimai, truputėlį technologiniai sprendimai, gal tos informacijos šiek tiek per daug, bet vėlgi, taikiau į tokią vidutinę grupę, biškutį naujokai kažką suprato, biškutį senieji pasisėmė daugiau žinių ar ne ir suprato, kad visgi iki spalio mėnesio reikia sureaguoti dar geriau iki šio šeštadienio, nuo kurio minus 50%. Tai todėl šiek tiek tos informacijos daugiau, jinai šiek tiek ilgesnė, nuo spalio mėnesio bus viskas paprasčiau, bus ne taip jau pelninga, bet kas apie tai negirdėjo, tai jie bus šokiruoti pelningumu ir galimybėmis, rinkoje geriau nieko neras ir bus beprotiškai paprasta, beprotiškai lengva, jokių ten energijų, jokių energy tokenų, jokių ten kažkokių freezingų, jokių tokių steikim, ten absoliučiai niekam reikės, absoliučiai 2x2. Va, ir nuo 11 eurų ateina, tarp 110 000 ir viskas, ir dirbam. Bet jūs esate tie, kurie žinote daugiau ir kurie suprantat, kad geriau yra dabar negu nuo spalio 1. Taigi su jumis Rolandas Baranauskas, ačiū labai, kad prisijungėte, šį webinarą, šios mokymus baigiu, turbūt stabdau, galbūt, manau, įrašą stabdau, klausimus, atsakymus visgi galiu palikti klausimų atsakymų sesiją, galbūt aš ją irgi rašysiu, bet patį webinarą stabdau ir galėsim dar pabendrauti šiek tiek per klausimų atsakymų sesiją.